Labas. Noriu pakalbėti apie vieną baisiausių temų 6-7 klasiai ir kitose procentus. Daugam procentai yra lengva tema ir viskas su tuo yra gerai, bet kartais gali būti visai ir sunki. Tai aš noriu šiandien pakalbėti bendrai, kas yra procentai, kodėl jie yra naudojami ir kaip mes juos skaičiuosime. Tai va, tos yra mūsų planas šiai dienai. Ir taip, trumpai, tai kas yra procentai? Procentai atėjo iš lotynų kalbos, žodis cent, atėjo iš lotynų kalbos ir mes iš tikrųjų naudojam šią šaknį dažniau negu galbūt tau pasirodė. Nes procentai tai ne tik yra profesionalūs centai, bet turi tą pačią šaknį kaip ir centas, kaip ir moneta, centas. Vienas centas yra 1/100. Kaip ir procentas vienas yra 1/100, nes būtent cent šaknis reiškia 100 dalį arba 100. Mes kalbam 1/100, tai yra 100 arba 100 kažko. Ir pavyzdžiui, ne veltui šimtmetis angliškai yra century, kaip 100, arba netgi 100 metro dalis yra centimetras, arba 100 kilogramų yra centneris. Tai va, tai cent šaknis būtent reiškia šaknis šiuo atveju būtent reiškia šimtus, 100 dalį arba kažko, ko yra 100. Kalbam apie procentus, mes kalbam apie nuošimčius, nuo 100. Ne veltui kai kurie žmonės ir ypač vyresnių kartų sako vietoj procentų naudoja žodį nuošimčiai. Ir jie iš tikrųjų teisūs, nes mes kalbame apie 100 dalis. Tai 30% yra 30 nuošimčių, nuo 100 30 dalių. Tai va. Ir svarbu žinoti apie procentus vieną dalyką. Procentas tai yra skaičiaus dalis. Kai mes kalbam apie 100%, mes kalbam apie kažką visą, kažką pilną dalyką. Jeigu tavo telefono baterija pasikrovė iki 100%, tai viena baterija pilnai pasikrovė. Jeigu tau uždavė 4 namų darbus ir tu padarai visus 4 namų darbus, tai procentais tu padarai ne 4%, bet tu padarai 100% namų darbų, kuriuos tau uždavė. Tu padarai viską. 100% yra pilnas dalykas. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbam apie prekės kainą, netgi, tarkim, prekė kainavo 80 eurų ir po to tenais kaina didėjo arba mažėjo, bet aš paklausčiau, tai kiek procentų pradžiai kainavo prekė, kiek tai buvo procentų. Ir tai būtų ne 80%, kaip mėgsta kartais žmonės parašyti, jokių būdų, bet tai būtų 100%, nes tai yra mūsų pradinė pilna kaina. Taip, nesvarbu, kad ta kaina būtų, arba 350, ar kažkiek, tai būtų pilna pradinė kaina yra 100%. Taigi 100% yra pilnas vienas dalykas. Tai tiek. Puiku, mes išsiaiškiname. Taigi procentai yra skaičiaus dalis. Išreiškia skaičių. 100% pilnas skaičius. Taip, mažiau procentų mažiau negu pilnas. Daugiau gali būti daugiau negu 100%. Wow. Jeigu mes padarome pusę namų darbo, pusę kažko padarome, tai kiek procentų padarome, jeigu iš 4 namų darbų padarai 2 namų darbus, arba to tik tai pusę telefono baterijos pasikrovė, teisingai pusę tai yra 50%. Taigi pusė yra 50%, ar ne? Visas kažkas yra 100%, ar ne? Ir taip toliau. Jeigu mes iškosim, pavyzdžiui, penktadalis, čia geras klausimas, o penktadalis. Kiek yra procentų penktadalis? Tai jeigu, tarkim, kažką padalinai 5 dalis, kokio yra dydžio viena dalis? Na, mes 100% visumą padalinami 5 dalis, padalinami iš 5, tai penktadalis, vienas iš 5 lygių dalių būtų 20%, nes penktadalis yra kaip padalinami 5 lygias dalis. Tai va, puiku. Ir aš noriu šiandien
išmokyti svarbiausių dalykų šiandien, tai yra kaip paversti procentus į trupmenas. Vėlgi, kai mes kalbam apie skaičiaus dalį, mes galime suprasti ir mokėti pasiversti į skaičiaus dalį išreikštą per trupmeną. Gerai? Kaip tai veikia? Einam prie mūsų šios nuostabios lentelės su keliais pavyzdžiais ir noriu paimti pirmąjį pavyzdį. Tai kai mes kalbame apie skaičiaus dalį, tai mes, tarkime, turime 100%, tai 10 trupmena, tai net nebūtų trupmenos, tai yra pilnas vienas dalykas. Pilnas vienas dalykas. 10 trupmena būtų vienas pilnas dalykas. Jeigu mes kalbame apie paprastąją trupmeną, labai lengva yra pasiversti paprastąją trupmeną procentus, nes mes apačioje rašom 100, nes šimtadaliai, o viršų rašome procentų skaičių. Tai šiuo atveju 100% yra 100 šimtųjų, galime supaprastinti, ištrauks sveiką dalį ir gauti tiesiog vienetą. Labai gerai. 50%, kiek čia bus, mes jau esam kalbėję, kad 50% yra pusė ir mes prašom 0,5, ar ne, labai paprasta. Tuo paaiškinsiu, kaip pasiversti 10 nepaprastą trupmeną daug paprasčiau. Ir paprastoji trupmena bus vėlgi 50%, reiškia 50 iš 100, 50 šimtų mes galim supaprastinti iš 50 ir gauti 1/2. Kodėl mes padalinam iš 50 ir viršų ir apačią ir gausime 1/2. Nuostabu. Su 30% lygiai tas pats iš tikro. Mes turime, aš kartą, žinot, padėsiu. Kai mes verčiame procentus į skaičiaus dalį, žinot, viena pilna dalis, vienas pilnas procentas, taip, nepilna dalis, 50%, mes realiai perkeliam kablelį per dvi vietas. Mes du skaitmenis paliekam po kablelio. 1, 2, taigi 1, fantastika. Taip, čia nais 1, 2, dedam kablelį, nuostabu, ar ne? Taip mes galim paversti procentą į 10 trupmeną. Tai pavyzdžiui, 0,30% yra tiesiog 2 skaitmenis po kablelio, 0,3, ar ne? 17 paprasta vėlgi 2 po kablelio skaitmenis, 0,17. 3%. Kaip 3% galim paversti 10 trupmeną, vėlgi 2 skaitmenis po kablelio. 1 skaitmuo ir antras skaitmuo, kurio mes neužrašome, bet jis čia nais yra. Taigi 0,03%. Mes realiai daliname 100, kai verčiame iš procento į 10 trupmeną. Na ir aišku, 350% mes 2 skaitmenis po kablelio bus 3,5 karto. Taigi, jeigu mes sakome, reikėjo jam surinkti vieną maišą obuolių, tai būtų 100%, ką jis turėjo padaryti, jis surinko 350%, reiškia, jis surinko 3,5 maišo. Nors turėjo padaryti tik tai vieną maišą. Šaunuolis žmogus. Ir kai verčiam viską į 10 trupmeną, tai į paprastąją, mes vėlgi rašome viršui 30 šimtųjų, galim supaprastinti iš 10 ir gausime 3/10. Tai ne šaunuoliai mes. Vėlgi 17%, 17 šimtųjų, nieks nesipaprastina, taip ir paliekam. 3/100 irgi lieka 3/100. Ir paskutinis yra gal visai smagus, tai yra 350 šimtųjų, galim supaprastinti, galim ištraukti sveiką dalį kaip paprasčiau. Aš mėgstu prastinti, nes esu prastinantis žmogus. Tai iš 50 gausim 7 ir 2, bus tiesiog 7/2, ištrauksim sveiką dalį ir gausime 3 ir 1/2. Taip pat jūs galite tiesiog ištraukti ir gauti 3 ir 50 šimtųjų. Ir tada supaprastinti ir gauti 3 ir 1/2. Kaip jums paprasčiau. Ir paskutinis klausimas, paskutinis pavyzdys su procentais į trupmenas. Tai mes, jeigu turime, pavyzdžiui, 0,2%. Ar ne? Tai mes kablelį dar per 2 skaitmenis perkeliame, tarsi dar
vienas ir antras skaitmuo po kablelio. Tai mes tarsim 3 paliksime skaitmenis po kablelio. Tai bus 0,002. Jeigu paversime į trupmeną. Taip? Ir tas pats 0,200. Aš padauginsiu iš 10 ir viršų ir apačią, kad nebeliktų trupmenos trupmenoje. Tai bus 2000 arba tiesiog 1/500. Tai va, ką svarbu žinoti? Kodėl aš taip paverčiu į trupmeną iš procentų į trupmeną? Mes mokomės, kad tai yra skaičiaus dalis. Jeigu mes dauginsime iš procento, mes dauginsime iš skaičiaus dalies. Mums reikia pasimokyti, pasiversti į trupmeną. Pavyzdžiui, jeigu jums būtų uždavinys, pavyzdžiui, rask 30% nuo skaičiaus 60, tarkime. Tai ką mes darome? Mes žinome, kad skaičius 60 yra pilnas skaičius ir mes ieškome jo dalies. Mes ieškom jo dalies, kas būtų 30%. Tai mes tarsi 60 dauginam iš skaičiaus dalies, kurios ieškome, iš 30%, bet mes suprantame, kad 30% galim pasiversti į trupmeną, išreikšti skaičiaus dalį. Tai 60 kart 0,3, nes tai yra mūsų skaičiaus dalis. Ir mes gausime tiesiog 18 sudauginę. Tikiuosi, kad mokam dauginti, jeigu nemokam nieko tokio, yra kalkuliatoriai. Tai va. Nuostabu. Tai ką mes šiandien išmokome? Kelis dalykus. Pirma, išmokome, kas yra procentai. Gerai, kas yra procentai, kad tai yra skaičiaus dalis. Kaip pasiversti procentus į dešimtainę ir paprastąją trupmeną. Taip, dešimtainę ir paprastąją trupmeną, kad mes mokėtume, kai reikės, atlikti daugybos veiksmus arba dalybos. Tai va, ir mažą pavyzdėlį, kaip mes galime panaudoti, pasiverti procentus į trupmeną, ieškodami skaičiaus dalies. Tai va, aišku, yra geras būdas spręsti proporciją, tam bus kitas video skirtas proporcijai, dabar nebus proporcijų, dabar tai pakalbėjom, kas yra procentas. Tai tiek, tikiuosi labai patiko, jeigu domina, aš ir gyvai vedu grupinės pamokas, galite pačioje pasižiūrėti, paspausti ir panašiai. Ačiū visiems, labos nakties ir iki.